įvykio vieton. Grafiti. Vaizdų bei raidžių visuma nupiešta ant pastato, tilto ar traukinio. Piešti grafiti, neturint nuosavybės savininko sutikimo, yra vandalizmo aktas, už kurį baudžiama po daugų Desires there, people want to paint. They're not gonna stop it. Not gonna stop, guys. nuosavybės savininko sutikimo yra vandalizmo aktas, už kurį baudžiama po daugų Tai sveiki, su jumis Klaipėda Records, sveikinamės ne iš eilinės vietos, sveikinamės iš grafiti, kaip čia, namų, iš vieno iš jauniausios kartos grafiti paišytojų Klaipėdoje ir nežinau, gal tu pats save galėtum pristatyti ir kaip tu pats savo pseudonimu skaitaisi grafiti pasaulyje? Tai žinomas kaip Rakešas, NFA, nuo 22 metų, turės daug kitų kliškų, bet Rakešas žinomas labiausiai, gal esi matęs laiptinį savo. Jo, Rakešą esu matęs, tiksliai geras laiptinis, dabar tai pasakei. Tai okei, tai aš, jeigu tu nieko prieš, aš viso intervo metu tave Rakešu, kaip? Jo, aš taip ir. Tai žiūrėk, jeigu sakai 22 metais, ne, viską pradėjai, tai esi jaunosios kultūros, kaip čia, ne knygnešys, bet viso šio meno nešys, tai kaip pats sugalvojai šio dalykų užsiimti, kas patraukė gyvenime ir aplamai grafiti nebėra jau toks populiarus dalykas, to labiau Lietuvoje, kas paskatino tave šio dalykų užsiimti? 21 metais tokie draugai, jie varė tiesiog paišyti ten net ne grafiti, jie tiesiog varė paišyti, kažkoks bybius papaišyti ir taip toliau. Ir aš toks atsižvelgiau į tą ir žinau, tai fucking sick yra, siunčia fotkės, kaip fucking sick būtų tiesiog. Ir man tas, kad pasilieka ant sienos ir gali grįžti žiūrėti ir aš toks, pizda, koks kaipas, čia 21 pradžioj vasaros. Šitą gale vasaros nusipirkau ten kažkokias skarbės pigiausias iš depo. Ir aš pamėginau tiesiog kažką ten random, Among Us ir paišiau random ten šūdų. Bet pats kažką su menu turėjai bendro gyvenime? Nifiga, aš kaip tik skaičiaus vapšė nepirmiausia. Jūs pradedantysis, tai pirmieji, kaip suprantu, muralai ar tagai, ar kas tai bebūtų ant sienos, tai buvo visiškai, kaip sakoma, be jokios informacijos ir be jokios skečų. Vapšė, ne, aš nežinau, kas yra grafiti, aš nežinau, kaip skarbės vadinasi ir spraypaintus, net nežinau, kas jis yra. Okei, tai nuo 22 metų šiaip praėjo daug laiko jau, tai čia ir ne tik, kad brangus malonumas, ir ne tik ir rizikingas, jo, apie šitą irgi mes pakalbėsim, apie riziką ir aplamai, kaip dabar į visą tai žiūri politika ir teisėsauga. 3 metai, jo, kažkada pristabdai, kažkada nepristabdai, bet kas paskatino visą tą laiką judėti pirmyn ir, nežinau, gal net galėtum išskirti keletą writerių, paišytojų, gal iš Klaipėdos ar aplamai iš Lietuvos, o gal iš viso pasaulio, kas aplamai tave paskatino likti, ne tik atlikti, bet ir pradėti visą tą reikalą. Pradėti, tai aš pradėjau kažkaip ant naujako, einant į 22 metus man čystai nuobodu buvo. Aš neturėjau ką veikti, aš kažką ten pasijungęs ant teliko, matau one-upas kažką paišė, aš atsimenu, aš dar nuo vasaros, kai tie draugai paišė, aš pamėginau pats, turbūt 9 skarbės laisvas. Ir atsimenu, naujako pirmus skečus pamėginau. Tai realiai one-upas gal pradėjo, tas tags and throws, tikrai žmonės žino. Ir kas tęsia, tai tas grafiti kiekvienam labai įdomus dalykas ir kiekvienas turi savo priežastis, kodėl paišo. Vienas turi dėl to, kad nekenčia valdžios, pabėgimas, priklausomybė. Tai man buvo tas, kad pabėgimas nuo realybės. Tas realiai labiausiai išliko. Dingsta visos problemos ir ta didžiausia priklausomybė yra. Bet kiekvienas turi skirtingą priežastį, kodėl paišo. Kaip ir vienam senam interviu, Trepsusas, kur gal prieš kokią 10 metų yra davęs interviu, yra pasakęs, kad kai tu pradedi analizuoti ir, pavyzdžiui, kai tu važiuoji autobusų gatvėje ir kai tu matai grafičius, aplamai naujus vardus, tagus, tai yra visiškai atskiras gyvenimas. Tai bėgai nuo to gyvenimo, bet tu vis dėlto pabėgai vis dėlto prie kito gyvenimo. Tai kaip tas gyvenimas atrodo? Tas antras gyvenimas yra, nuo paprasto gyvenimo ten yra pilnas nesąmonės, degeneracy labai daug.
ten, ką aš nedaryčiau pirmam gyvenime, ten rūkimas, ten paišyti nesveikai, ten vogti, antram gyvenime, kad ir daryčiau, net nežudyčiau savęs dėl to. Pirmam gyvenime, vakšė nekiltų minčių, antram, kai reikia pabėgti, dažymas, paišymas, rūkyti, bet ką pradedi. Nežinau kaip ir... Kuom labai skiriasi, šeima žino visą, kad paišiau, dabar... Buvo, kaip pasakei šeimai, ar pavyzdžiui, ėjai mieste su šeima artimaisiais ir sakai, čia aš nupiešiu, nežinau, stotelį kokį... Aš kaip ir niekada nesakiau tiksliai, kur aš paišiau, bet jie žinojo ir tikrai matė, netgi siūzo fotkės mano, bet jiem kažkaip nelabai rūpėjo. Jiem iš vis tas didelė priežastis, kurią paišau, nes vaikystė kraupi buvo, ten paliko taip toliau ir tiesiog jiem pochai yra, kad paišau, jiem absoliučiai nerūpė. Tu užsiminėjai apie visas blogas ydas, ane? Paišymo tikrai esu girdėjęs ne kartą, jeigu tu esi paišytojas ir tiek iš kitų šalių paišytojų esu klausęs intervus ir girdėjęs, kad jeigu tu paišai, tu turi gyveni nurautą gyvenimą, kad tu miegi dieną, kad tu tūsini naktimis, kad tu vartoji narkotikus, alkoholis, tos ydos ateina dar su naujų kolektyvų, su naujais draugais, tave tai skatina, nežinau, leistis vartoti. Kiek tai Lietuvoje yra ir 22 metais jau vis tiek, žinai, nebe 2000-ieji, nebe laukiniai 90-ieji, bet kiek tai yra pasiekiama tokiam paišytojui kaip tau ir kiek tau davė tai įtakos ir ar iki šiol tai yra tik mitas, norėjau pasakyti, ar tai yra mitas, ką sakiau, ar tai yra iš tikrųjų tiesa, kad tokį nurautą gyvenimą ir gyvenat? Aš tik vieną kartą Lietuvoje susitikęs grafitiorų, kuris nerūko, nevartoja nieko, kuris absoliučiai blaivas ir nenurauta gyvena. Visi kiti, ypač Vilnius, kristalus vartoja, Klaipėdoj čia irgi visi šūdina gyvenimą ir turėjo ir tikrai iki šiol čia jų turi, nes visi kažkokie ten kristė, pizda kristė, Vilniui ypač crazy yra. Tai visi turi tą nurautą gyvenimą, šiaip ar tai. Kiek tave tai palėtė asmeniškai? Kaip tave pakeitė gyvenime? Žiauriai pakeitė. Aš prieš grafičių nei rūkiau, nei vagiau, nei ką net nebuvo minčių, tokia baime. Po to, kai susilinkinau ten su Solku, su vietiniai čia KLP, pradėjom visą judesį ir pradėjau daryti dalykus, kur gyvenimus, o priždėjau, kad nedarysiu. Tai rūkyti, gerti, vogti, crazy shit. Tai žodžiu, tai nėra mitas, tai hip-hopas vis tiek, tai viena iš šakų, ne? Paišymo šakai, breikas, repas, MC, grafitis viena iš 4 tų šakų. Neatsiejama hip-hopo kultūroje yra narkotikų tema ir daugelis kūrėjų, kurie kuria šiame žanre ar subkultūroje, pasakytų, kad narkotikai ar marihuana ar žolė juos išlaisvina mintimis. Reperiai visą laiką sako, kad kai tu esi high, kai tu esi gerai parūkęs, geriausi tekstai gimsta ir tu geriausią freestyle gali on the spot, žinai, varyti. Kaip tai veikia grafitininkus, kaip tai veikia paišytojus, kaip narkotikai veikia meninius darbus, kurie po to lieka ant sienų, kokią laisvę atsiranda, ar kaip tik kažkokios kitokios idėjos kyla, kaip tie narkotikai, alkoholis, ta pati žolė, kaip pakeičia paišymą. Galiu pasakyti, gatvėj aš nesu paišęs ten apsirūkęs išgėręs. Niekada nesu to daręs. Bet ant skečio, kiek esu, naujas idėjas jisai generuojas, ten kitaip linijas darysi. Vis tiek išeini ir galvoji kažkaip kitaip, bet kiek esu matęs ir girdėjęs, tai tas paišymas ant apsipalinės, toks epochai viskas tam padarysi dalykus, kur net nesitikėsi, pavyzdžiui, oferis. Ant to anešiomas, ant to apleistos mentūros prie akro, tą pisą į pisą, jis ten maksą apsipalino. Jo, jis ten maksą apsipalino, šiaip ten žiauriai rizikingas spotas, nieks darė, bet kadangi jis ten apsipalinęs, jam pochai buvo viskas. Tai tiesiog padrasino, sakyčiau, viską. Irgi užsiminėjai apie rizikingus spotus, irgi toks klausimas kaip klaipėdiečiai. Didelė istorija irgi grafiti turi Klaipėdoje, pašnekėsim irgi apie tai, bet paminėjai policiją ir panašiai, kad rizikingas spotas, bet priešais naują pareigūninę
yra iki šiol išlikę 20, jau 30 metų skaičiuojantį TB2 tagai, dar senesni tagai, visi mierų tagai. Kaip tu manai, kodėl visa Klaipėda yra pilka, o vat prieš įėjimą, prieš pareigūnų irštvą, jinai yra spalvota ir nutaginta įvairiais muralais? Geras, aš pats nežinau. Tai va, kai man buvo mentūros keisas, aš čia įklausau, aš paišiau vapšė lempiniai vietoj, o čia visur išpaišyta, tipo, okei, yra, aš vapšė nesprantu iki šiol. Kad toks jausmas, kad jūs einat prieš sistemą, jie jumis bando pagauti, bet iš tikrųjų jie patys tą sistemą supranta ir vos ne gerbia ir tokia kaip... Aš labai abejoju dėl to, bet aš neįsivaizduoju, kodėl tie tagai likę iki šiol. Iki šiol yra likę crazy. Tiesauga Klaipėdoje, aplamai Lietuvoje, kaip žiūri į visą šitą grafiti meną, kaip yra aktyviai jisai stebimas, nežinau, ar tikrai žinau, kad vat Vilniuje yra keletas ten spotų, nežinau, tunelinių, kur paišo ir ten tikrai esi girdėjęs dabar istoriją apie tos detektyvus ir panašiai kameras, kur visi tie milijoniniai biudžetai, kad tik pagauti tos paišytojus. O kaip Klaipėdoje, kaip teisėsauga matai tai, o gal kaip tik pašaliniai visiškai to nevertina ir yra iškvietę policiją, kur toks jausmas, kad tylu kaip tamsoje, tikrai nieko nėra, bet vat praeina pašalinis ir po 10 minučių pareigūnai prisistato. Klaipėda labai fucking mažas miestas. Tai todėl ir toks neaktyvi yra, nes toks mažas miestas per savaitę gali intensyviai pažyti ir būsi visą Klaipėdą. Čia lengvas žaidimas tai Klaipėda yra, bet žiauriai aktyviai Klaipėda yra. Kai mane mentai prigavo, man turėjo gal kokius 3 fotokopijos albumus, tokius didžiulius, jo klausė, ar atpažįsti. Aš žiauriai aktyviai ir fucking surado, man Discordo chatų surado mentai varydami pro visų. Kurva, den crazy. Bet vat, sakai, kaip pagavo, tai vat kaip tave pagavo, tu antiek rizikingam spote paišėjai, ar tu visiškai negreitai? Dėmesio į riziką, ar tu vos nevėjau, kaip čia. Ten tai fucking retarded, viskas. Короче, 2-3 žiemą atsimenu, aš ten su buvusia pana susipykęs vieškai buvau. Kažkas ten, jinai atšaukė, negalėjo susitikimą, aš galvoju, pizdu. Varau, davai prasibėgti rytą. Okei. Galvoju, aš visą dieną neturiu ką veikti, nes turėjau su pana, nesusitikti. Aš toks, bleda, aš varu papaišyti Melnragę. Toks, okei, ir aš, yra žiemą, kas vyksta, prie Melnragės visus tos, kaip bunkerius, persiejimų kabinas, jie sumeta į vieną užtvarą. Taip, užtvarę žiemą. Nežinau kodėl, nifiga nesprantu kodėl. Bet aš atsimenu, visada nusižiūrėjau tą dalyką, ne, jeigu aš įlipsiu į tą, išpaišysiu viską, vasarą išdėlios tos visus po visą ten pajūrį. Kiekvienoj būdelį, karočią bus. Ir aš toks, kaip tik šiandien atšaukė panas, galiu daryti prie tos jūros. Varau, užsuku, įlipu, galvoju, okei. Ir prieš lipdamas ant tvoros buvo kameros. Aš galvoju, what the fuck, kur yra šviesos? Laidai. Aš galvoju, čia fake kameros, nes būna fake kameros, kaip tipo išgąsdint. Okei, pasiemu tą kamerą į kuprinę, nes galvoju, čia pizda būtų tokią kolekciją turėt kamerą, nukryzint apsauginę. Įlipu, ten išpaišau visus ten taip toliau. Ir pradeda šaukti ten po pusvalandį ten. Tas visas kabinas, pažiūrėjau, kokiai 60 kabinų yra sudėta. Šaukia. Girdi, lipau nuo tos apsauginės, sako. Aš taip, ble. Išlipu. Ir aš turiu ten markerį, ten markerį buvo pagrindinė, nes neturėjau dar tos skarbės, bet ir markerį turėjau. Sako, dai, prašmūrinam tave, reikia žiūrėti, kad turėjau kamerą, tokią nikoninę, tokią rimtą. Ir tą kamerą, kur nupyžinau, iš pradžių dėl kameros žiūrėk visą protą, tai aš neturėjau kur bėgti, prie vandens viskai buvo, kur aš bėgsiu, autobusai vieną kryptimą, žodžiu. Nifiga nepabėgsi, karočią, aš toks, gal neprigaus dėl grafo, avdrug. Tai aš kalbu su juo ten čičiatu, kol mentai atvažiuoja, aš turiu tą markerį iš... Apsauga tada pagavo. Apsauga, jo. Aš sakau, okei, gal avdrug mentai neprigaus, aš toks, Čičiatinu ten elementų dalykus iš kišenės, tą markerį tai tyliai išmetu, kad jeigu išmūrintų toliau mentai, kai atvažiuos, kad markerį nerastų. Atvažiuoja mentai, apžiūri, supakuoja mane. Jo, išsiveža.
Prašmūrino mane, randa tą kamerą Nikoninę. O ten archyvo buvo? Ten grafų archyvo buvo. Žiauriai daug. Ten kokį 100 gigabaitų buvo. Tipo, mane tai mašinai sako, da jung tą kamerą. Tipo, jie nežino kaip jungt tą kamerą. Aš tai, duoda. Aš tai ten su batarkelė žaidžiu, tai tyliai tą SD kortelį išėmu. Savo kročiai batų įsilu ir gražinu, kad tipo, SD kortelės nėra, tipo, čia nėra nieko įkročiai. Buvo batė tiesiog SD kortelė, bet ten tiek medžiagos buvo, tai nuvežė. Pas ten giminės, taip toliau, nes nepilnametis buvo, ir hatų tušė buvo. Okei, mes su tam susisieksim, ten iki teisminį pradėsim, ten paskambinsim ir tau reiks prisistatyti mentūrą. Aš toks, ačiū fucking dievui, neprigavo, kad paaišiau ant vietos. Ačiū fucking dievui. Ateina į mentūrą, pakviečia, aš ten durniausią bylą, mažmeninę vagystę, ten kamerą nupyzin, pizdučiu. Pirma byla buvo už kameros pyzinimą, tai mažmeninė vagystė skaitėsi. Pripažįsiu kaltę, man pajebat, durnas momentas, byla užsidaro. Tada po mėnesio aš gaunu skambutį, grinai Wikingsus aš darau, aš jau visi gaunu skambutį. O tu vienas buvai ten? Sakau, jo. Mes norim, kad tu prisistatytum mentūrą kitą savaitę. Okay. Antrą bylą atsidaro, va čia jau visgi tos kameros nebuvo fake. Ten tikros kameros buvo, tai pražiūrėtos kameros, kodėl aš iš tikrųjų ten buvau ir man pasakė. Tau reiks prisistatyti komisariatą trečiadienį. Kai prisistatau. Ten taip sunkiai tai atsimenu, ten. Tai baimė man buvo, tai nesveikai šikau gelmės. O kaip tarimas vyksta, kaip į kambarį nuveda? Į kambarį nuveda. Jūs vienas atvieną pareigūnas, kaip kriminalistą, kaip čia? Jo, tipo. Kas tyrė tavo medžiagą byloje tiesiog? Jie klausy, aš turiu kažkur bylos, visas informacija galės to prasiūs. Ateinu ir man klausinė, tipo, ten iš pradžių jie apsimeta, kad, tipo, mes neakiusdam nieko, mes nežinom, kad tu čia paaišai tiesiog. Ir kažkaip ten, basically, aš neatsimenu tiksliai detalių, kas atsitiko, bet galų gale sako, kadangi čia dabar 24 pradžioj, sako jinai, tas paaišymas dabar yra nesveika problema, mes žiauriai žiūrim ją. Savivaldybė išsiuntė prašymą dėl šitos bylos kratą daryti tavo hatai. Aš ten užrakintas esu, tipo, aš negaliu niekur išeiti, nieko sakyti, advokatas sako, nieko negali šaukti, tau savivaldybė siunčia, tipo, yra probable cause. Okay. O pas tave hatai reikalų buvo? Kai aš gavau tą skambutį, kai buvau sklepe, aš jau žinau, kad pizdėts bus. Aš nežinau, kad jie darys kratą, bet aš turėjau tokį stalą visą išpaišytą, perdažiau viską tiesiog. Bet tada aš buvau toj mentūrai ir sako, problema yra grafas, mes atvarom pas save kratą daryti. Ateina, ten kokį pusvalandį, aš kompą paėmė, mano ragelį paėmė, konfiskuoja viskas, kas mano SD kortelės visas pyzina mano. O ten irgi medžiagos? Biškai buvo medžiagos, bet jie tada nueina į mano kitą kambarį, randa visą kuprinę karačių dažų. Visą kuprinę ir paėmė ir karačių sako, mes tau paskambinsim už savaitės. Okay. Skambino po 3 savaičių, atliek. Okay. Mes įtariam, kad tu esi tas ir tas. Ir mes tau grasinom ten bylą 10 štukų eurų baudą. Įtarė dar daugiau darbų? Jo, nes jie visą databazę turėjo, nes jie fotkina. Ir kai jie sugauna, jie galų gale atsako, okei, tu rakas esi, tai tau visi šitie tagai yra ant tavo vardo. O kaip pavyzdžiui? Grafitis yra tiesiog murlas nepadarytas, ten nėra vardo, bet vis tiek gali pripaišyti kažkokiam, noriu pasakyti, kad net pareigūnai žino tam tikrus stilius paišytojų. Jie tiek stipriai sekė. Aš nežinau, ar Klaipėda ant tiek pažengusi, bet palei stilius, ne, jie vis tiek žiauriai daug klaidų darė. Ten rodo, oi čia ZMC kas yra, kai ZMT parašyta. Ne, jie dar neįskaito, bet tos, kur aiškiai parašyta NFA, UGK, tos tai žiauriai lengva, nes lengva įskaityti. Tai tos ir surankė, tai... Visi tau, jie, kaip sakoma, buvo. Visą NFA didžiąją dalį pasiėmė ant savęs.
nes man ten grasino 10 štukų bylą ir to sako, jeigu tu išožinsi, jeigu bendradarbiausi, mes tau ten numažinsim bylą ir taip toliau, bet čia anonimiškai, tipo, neoficialiai aš toks. Tiesiog, kad apsilankys pas tavo draugus. Nu, tipo, tipo, pasakyk, kokie čia tagai, kokie vardo pavardė, mes tau ten numažins bylą, aš galiu toks. Aš nenoriu 10 štukų baudos, pizdu pamėginsiu. Tai sako, ten atsiverš tos albumus, apažįstu šito, sakau. Jo, UGK pažįstu, ten lempinė vardą ant viesų, ten Matas Taponas kažkoks lempinis. Ir visus tos grafitiorus aš lempinius vardus pasakiau. Ir jie vis tiek man numušė tą bylą, kad žinau, kad kalbėjau su jais, bet aš visus lempinius ant vietos sakau, jo, čia Saukas, čia Magrį tą šūlę, jis iš viso ten senamiesčio ten gyveno, taip toliau lempinius vardus. Kitą savaitę... Bet vis tiek kažkokių detektorių melo, nežinau, ar... Jie neįtarė. Jie nepastebėjo, kad tu... Galvoju, nu vis tiek nebuvo įtarimo, jie taip lengvai tavim pasitikėjo, nes aš kaip suprantu, tu vienintelis buvai, kuris galėjai paliudyti tokius dalykus. Tu buvai iš naujosios kartos, kaip suprantu, visų NFA, UGK pats pirmasis pagautas, kuris galėjo, kaip sakoma... Oferis buvo prieš tai pagautas, aš nežinau, kas atsitiko su jo byla, bet aš buvau antras, kaip ir gautas iš tų iš didžiųjų, galima sakyti. Oferis buvo pirmas, ten visi video yra apie jį. Bet aš buvau antras ir jie vis tiek rodė, aš spėjau, Oferis neožina, o aš ten lempinius ožinius pasakiau. Ir man juokingiausia, kitą savaitę man paskambino, tipo, žiūrėk, dėl to kooperavimo mums reikia klausimų, ar mes pataikėm teisingus žmonės. Kročiai, aš lempinius vardus sakiau, man atveda kitą savaitę, rodo mankščiotus tų žmonių. Jo nuotraukas, lempinio klaipėdiečių pasakiau, sako, a čia tą žmogų pirmą kartą gyvenime matau. Sako, jo, pizdu pataikyti, kročiai lempinio žmogaus užmečiau ten grafitiorą vardą. O tai kaip tu manai visiems žmonėms padarė? Aš net neįsivaizduoju. Tipo, man juokingiausia, kad mankščiotus atranda žmonių ir sako, jo, pizdu čia tas žmogus ir tai nuvariau tą bylą net. O nu, tai sakai nuvarėjai, tai vis tiek turėjai kažkokią dalį sumokėti pinigų. Jo, žiauriai sumažinti tą bylą buvo ten. Kiek, kad aš kažkokiu apie 3000 eurų. 800 yra galbūt, bet man ir viešųjų darbų 80 valandų davė ir dar ant vardo vandalizmas ten 8 metų ir ten bylo taip toliau. 10 000 yra nemaža suma, aš manau, kad jie vis tiek palei įstatymą, palei konstituciją, ne palei visus baudžiamosius kodeksus, neišvengus tau išrovė šitą skaičių. Tai vis tiek, kai tu susipažinai ne su bylos medžiaga, tau vis tiek turėjo rodyti, už ką tu esi baudžiamas. Kiek tų piešinių turėjo būti, kad būtų tokia suma 10 000, nes čia neįsivaizduoju, nu, tu man galėtum gal pasakyti, kokias, kaip čia, Kažkai stavkė yra už vieną grafičio nupaišymą. Čia aš net nežinau, bet aš kažkaip... Kiek ten buvo, plius Ten žiauriai daug jie praleido. tais vienetų grafičių, už kuriuos tau davė 10 000. Kiek tu turi būti pripaišęs, kad tau tokią sumą įpaišytų? Esmė, kad jie net ne visus įmetė. Tipo, jie stiklų taginimus jie net nežiūri. Vienas stiklo replacing kainuoja 2 štukas. Yra vienas autikas iš viso Klaipėdoje, nežinau, ar jisai in service dar, 9-3. Visas karačiai išpaišytas nuo priekio iki galo NFA rakas, tai ten minimum 10k būtų tuos stiklus replacinti. Da, aš pakalbėsiu tai, kad aš nesuprantu, kur aš iš džimo išeinu iš to, neskaisiu džimo, bet išeinu iš džimo ir tos autobusus palieka gatvėse. Yra reportė ir jos tiesiog palieka atvirai gatvėse. Ir aš toks, what the fuck, ir aš vieną dieną turėjau akmenį tokį ir tiesiog visą išpaišiau nuo priekį. Niekas, jokios signalikės, nieko. Man crazy, kad tiesiog palieka gatvėse ir basically prašo, kad išpaišyti. What the fuck. tas prieinamumas, ne, grafičio kaip pačio meno, o tu irgi paminėjai, kad ir ant stiklų paišymas, ant kiek jis yra lengvai prieinamas, ant kiek tu dabar išvardinai visas rizikas, kiek tai yra lengvai prieinama, ant kiek Lietuvos Klaipėdos įstatymais mieste tai yra lengvai prieinamas dalykas. Kiek tos visos taisyklės, kad reikia, kad vienas skaudytų aplinką, kad kitas ten žiūrėtų kokią. Ant kiek tai yra svarbu tokiam mažam mieste kaip Klaipėda? Ir labai priklauso, ką tu darai. Pavyzdžiui, aš
70% viską vienas dariau. Aš nelabai su žmonėm lėkdavau taginti, lėkdavau kartais, sauka aišku, smagu yra, bet kažkaip vienam tu viską pats prižiūri. Aišku, jeigu ten rimtesnį pysą, tai tu aišku prašai ten, dai paspotink ir taip toliau, bet... O vat užsiminė, ne, kad vienas pašydavai, tai vienam aš įsivaizduoju pati didžiausia ir baimė, aišku, adrenalinas, baimė, stresas, bet kaip su stresu valdydavais? Nebūdavo kažkokių paranojų, kad va tuo kažkas atvažiuos, tai kažką matai, tu man prieš pokalbį buvai užsiminęs dėl savo prastos regos, va irgi gali... Paminėt, kad... Bet tas, pabėgimas vėl, tu ant grafičių tau taip viskas pajabat yra, tau pohai, tipo kaip patį aktą darai paaišymą, tu taip dingsi, aš visada ir su muzika klausausi, įsidėsi ausinėse paišau ir tiesiog dingsi nuo realybės, ličinė, tai kažkaip kai vienas, tai nelabai tai rūpi. Tai tuo metu tiesiog kaifuoji, mėgaujiesi. Ličinė kaifuoji, tu dingsi nuo pasaulio, stresas dingsta, kai tu paišai, grinai, stresas grinai dingsta, kai tu paišai, stresas grįžta, kai tu po to toks, blėt. Tiek darbų yra, tiek reikia šūdų daryti, net ne apie grafą tu galvoji, tas tai kaifas, kad pabėgai, po to tau toks kaip pachmas grinai gaunasi, tiek darbų yra, taip toliau pizdėts. Biškai pabėgant nuo grafičio temos, užsiminė apie muziką, kad paišai ir klausaisi muzikos. Kaip ir... Interviu pradžioje minėjom, kad tai yra hip-hopo šaka, o hip-hopas pasižymi savo numeris vieną klausiamiausią muziką visame pasaulyje. Ir nepaslaptis, kad Klaipėda turi labai didelę hip-hopo istoriją, kuri iki šiol jinai yra aktyvi, tiek senos kartos atlikėjai, kuria gerą seną old school rapą, tiek yra begalės trapo atlikėjų Klaipėdai, kurie yra iškilę ir visoje Lietuvoje. Kiek tau įtakavo muzika, kiek tave įtakavo, kiek tau padarė įtakos muzika, po to turėsiu klausimą atskirą apie Klaipėdos rapo muziką, bet kiek tau davė muzika ir ar paišai palei muziką, kokios muzikos klausai, toks pisas ir gaunasi, ar muzika neturi nieko bendro su tuo, tiesiog tai yra fonas? Man tas yra labai priklauso nuo nuotaikos. Nes man visai tas grafiti yra kaip papaišymas, jeigu liūdnuoju, tai aš pasileidžiu kokį liūdną muziką ir paišau. Jeigu labai drum and bass žiauriai klausausi, ypač ant grafiti, nes tai UK žiauriai asocijuota yra, grafiti UK jungle. Hip-hopas, man kažkaip hip-hopas nelabai yra tas, kad kaip grafiti, kaip rankas į ranką, man tai yra vis tiek, man patinka hip-hopas ir vis tiek tai kaip atskiras man kažkaip jaučiasi. Kai paišau, tai paklausau kartais, bet... Jeigu grįžtant prie Klaipėdos rapo fronto, tokie vardai kaip TB2, kurie legendinė grupė, vieninteliai, kurie paišė ir repavo, aišku, ne mūsų gimtąją kalbą, rusų kalbą, ir tie patys irgi Uziai, aplamai tą visa banga. Tu kaip jaunosios kartos kūrėjas, menininkas, grafiti piešėjas, galėtum gal pasakyti, kiek tave tai inspiravo tos senosios kultūros, šios istorijos mūsų krašte? Gal esi sutikęs kažkokių writerių iš tų laikų ir pastebėjęs kažkokių kitokių segmentų, kaip jie bendrauja, kaip jie kitaip paišo, koks pas juos būdavo, kaip čia, darbo ciklas, kaip jie tuo užsiimdavo, kuo skiriasi nuo šių laikų, 26 metų, aplamai, ką tau davė Klaipėdos muzika, ta senoji ir visi tie vardai, kuriuos aš išvardinau, ir dar daugelis kitų, visi seni paišytojai irgi mėrai ir visi kiti, kurių daugelis jau net tai, kad net nelikę gal Lietuvoje, bet net ant sienų nėra likę. Blemba, man tas TB2 nelabai man paveikė, nes aš nemoku rusų kalbos, aišku, aš klausiausi gablo nesveikai, man Stukačiaus Uzi ir skeitas žiauriai, man tas, kad istorija vis tiek yra to, kad jie patys primečia KLP paišė, tai... Kuo skiriasi? Seniau žymiai griežčiau gatvės buvo, tai ypač TB2, blėt, man pasakoja čia UGK Akutas, kai jis pradėjo paišyti, Šamas varė ten Mogiliovę paišyti ir jį surado ten Frūgas, Snaiperis, kažkas iš tų TB2čiokų. Ir dabar sudaužė ir sako, lėkiai stogis, ką čia gaidį paišyti, žymiai seniau griežčiau buvo. Tipo, jeigu tu ten paišai šūdą, tave suras,
sudaužys ir sakys, varyk trojkės paišyti, praktikuok. Tai čia greičiau negu teisėsaugas bus susiektas su Gerai. pačių paišytojų. Grinai greičiau. Tai jo, žymiai griežčiau seniau buvo, dabar pagrindinis skirtumas, kad socmedijos labai dominuoja, vaikai gali laisvai paišyti be jokių problemų. Ir apskritai, kad dabar mirusi scena vis tiek yra palyginus kaip seniau. Tai kad žymiai labiau viskas aktyviau buvo ir viskas labiau kaip ir gyviau buvo. Dabar yra visi nutolę kontaktai, nelabai kas paišo, ten vienas išskridęs, kitas nepaišo. Prašau, kad pertraukiau, išlikę iki šiol grafiti darbai, kad ant Mogiliovo 16 ar 17 namo per visą namą yra, per visus aukštus parašyta The Blood Brothers. Tai turbūt parodo jų įsižeminimą į šią kultūrą tokį stiprų, kad net jie ne tik, kad rizikuodavo, nežinau, teisėsauga, turbūt tuo metu gal teisėsauga nebūdavo prioritetas, dėl ko rizikuoti, bet net ir gyvybę rizikuodavo. Ar vat šiomis dienomis jaunimas ieško tokių, nežinau, sunkių spotų, rizikingų spotų, kur atrodo, kad, jeigu koja netai padėsi, gali ir nukris, žinai, mirti, ar jaudingus, nežinau, šitą tendenciją. Problema su Klaipėda tikrai yra Saukas Oferis, aš nelabai landžiu tos, kaip vadinus, heaven spotus. O Saukas Oferis jie žiaurin heaven spotų varydavo, man kažkaip nelabai kibdavo, bet problema seniau, tuo būdu galėjau daryti bet ką, nes teisėsauga tai yra svarbesnių dalykų, gaidžirgis buvo gatvėse, bletą reikėjo gaudyti, mafiozai buvo. Dabar tai mažai tų problemų Klaipėdai, tai turi visą departmentą grafai. Tai realiai mažiau dabar rizikuoja žmonės, nes tiesiog rimčiau mentų žiūri ir jeigu tu čia vieną rimtesnį spotą, tai jau pradės visą Klaipėdą gaudyti. Tai tipo, na. Turėjai turbūt ne vieną ir ne du pokalbius su tų metų nepaišytojais. Kažkiek jo. Daug iš to būdų jau mirė yra, tame yra. Nežinau, kokių patarimų gavai, ar jauteis kalbėdamas su tokiu žmogu iš senosios kartos, kad vos ne kaip su autoritetu, kad jautei jam pagarbą, yra kažkokia pagarba iš tarp paišytojų, kur žmogus, nežinau, kaip irgi išvardinai tas pats Šumas Oferis, kur tikrai pisų palikę, jaučia viens kitam paišytojai pagarbą, ar kaip tik yra belė kokia konkurencija ir jeigu kažką rimtesnio padarai, tai kaip tik užverda tas kraujas ir sako, nafik, aš geriau galiu. Bręstant su amžium labai tas yra. Kuo tu ilgiau grafiti esi, tuo labiau tu pagarbą duosi žmonėm. Pavyzdžiui, tu ten pradedi grafičius, ten tavo ego nesveikas yra, tu numyši ant kiekvieno, bet dabar viskas labai ramu yra, pavyzdžiui, aš kai kalbėjau su žmonėm, ten akutui, pirmą kartą, kai kalbėti su akutu, pizda iš kitos dimensijos, tu visą žiūri, visą... Kas yra akutas, žiūrovai, kai kurie... Akutas, UGK memberis, čia stikris vienas, tai iš UGK Underground Kids. Gal toliau norėtų parodyti, nes... Underground Kids nuo 26 jie paišo, Takoja, Anskas, Akutas, Skemas, man atrodo, ir kiti ten. Tai jie ten ir Šamus biškai yra su jais asocijuotas, tai ten Klaipėdos realiai paskutinį old headai. Tai jie man ir vis papasakojo, tai būtų čia crazy, ten daužydavo. Ir kai pirmą kartą su Akutu susitikau, buvo čia apleistas bankas Klaipėdoje. Po to čia... Baltas apleistas bankas. Kažkaip, jo, aš net neįsivaizduoju, kai mes subūrėm kontaktą su Akutu, bet sako, blet, jūs čia normaliai judat, norėčiau su jumis paskalbėti. Tada jis dar... Ten antram aukštui, kur užvarėte, ne? Jo, jis ten sako, blet, aš norėčiau su jumis susitikti paskalbėti. Jis mums nesakė, kad Akutas yra, nes vis tiek. Aš ką supratau iš to autoritetų, kad jie labai atsargus yra. Tipo, jokių šansų, kad ten identifikuoti ten jų socmedijos iš viso yra, ten net pažinimų grafitioras yra. Per chatus visada išsiuntė apie grafiką dalykinę po to žinutę, ten temporary chatai, tai... Visą laiką yra nepasitikėjimas ir tokia, kad o jeigu tu esi... Jeigu mentai išmūrins tavo ragelį, pramatys visus chatus, taip toliau, tai... Pirmą kartą susitikau su Akutu, buvo euforija, tipo, ble, tu taip žiūri tą žmogų į viršų, oh my god, tu visą laiką žiūrėjai, tas, ble, jis toks crazy yra.
Tai atsimenu, euforija buvo su Akutu susitikti. Kas įdomu apie Grafyrį, kai tu žiūri tagą, kaip jis išpaišė tą tagą, bent mano vaizduotė yra, kaip jis jautėsi tuo momentu. Taip po gatvės, kai žiūri, pavyzdžiui, vienas gal aštriau paišo, tai gal jam ten sunkiau gyvenimas yra samdžiu. Labai įdomu tas yra. Ir kai žiūri tagą, pavyzdžiui, kad ir pavyzdžiui, šitą Akuto, tu vis tiek formuoji vaizduotę jo, kaip jis atrodo. Žiauriai tas įdomu ir kartais tu vaizduotę turi tokią ir susitinksi su vapšė lempinė kitokia. Dieve, aš nenoriu vardinti, bet susitikau su žmonių, karočią galvoju, o jis gal ten zagys, gal toks. Susitikau, crackhead, karočią. Šnioja ten kristė po tiltais, crazy, tai vaizduotė labai įdomu yra žiauriai. Temos išvardinai labai daug vardų, bet būtų sužinoti, kas tavo vardai buvo tie autoritetai. Gal tie vardai, kuriuos tu ir išvardinai, bet kas tave inspiravo visą laiką, gal kaip tik davė didžiausią postumį, nežinau, visame šitą mene, ką tu darai ir užsiemi, kokius 3-5 vardus galėtum. Iš viso pasaulio. Jo, man labiau... Tik Lietuvo pasaulis. Tai iš Klaipėdos, iš Lietuvos tada aš galiu pasakyti, man labai... Kosa, TFF Kosa, iš Vilniaus OG writeris, jis nebepaišo. Tada Aisas iš Vilniaus GS Crew, irgi toks senesnis. Tada iš Klaipėdos Tvedas toks, TWAD. Akutas žiauri man. Ir koks fizikas iš Vilniaus. Tie top 5 Lietuvos, sakyčiau, pasaulio. Man labai Londonas, tai Didiesai, Diabolical Dub Stories, ten Flukas, kas ten dar vardai yra, Asma, Nego ir Uzi iš Švedijos, iš Suomijos ar Švedijos, kažkur tarp tų dviejų. Tie top 5 man iš pasaulio. Tai jo. Prisiminėm senas istorijas, prisiminėm, kas tave inspiravo. Grįžtam prie šių laikų. Kaip šiais laikais atrodo Klaipėda ir irgi toks įdomus fenomenas, kas šiuo metu Lietuvoje vyksta tikrai. Irgi tu užsiminė apie teisėsaugą, apie viską. Tai dabar yra labai Vilniuje aktuali tema, ne? Visas buffinimas, visi biudžetai, Klaipėda irgi ne ką mažiau tai yra aktualu. Bet legalios sienos. Kokia tavo nuomonė yra apie legalias sienas, ar jų reikia? Ir kokia tavo nuomonė apie aplamai tokį judėjimą kaip artojai ir tai, ką sukūrė grafiti menininkas Pidžinas? Ar tai naudinga Klaipėdai, ar tai yra tiesiog, kaip sakoma, dažų išnaudojimo vieta ir tai nėra, ir jinai neturi jokios išliekamos vertės? Aš nežinau, kiek tai prideda visuomeniai tas artojus, bet man kaip grafitiorui, man ta legalkė žiauriai fucking patinka. Žmonės gal kalba šūdus, o tu čia pusiai paišai legalkį, ne. Vasarą, tai fucking fine yra varyti prie legalkės, ypač vasarą, ten kokį barbecue prasideda gamintis. Su Hebra paišai, kalbi tiesiog apie gyvenimą, tai kas Vilniui vyksta, man atrodo, tai nepatinka, kad legalkį nebėrt. What the fuck? Atvaru į Vilnių, noriu legalkį, ten kokį bičius 100 000 metų nemačiau, noriu ramiai pakalbėti su juo, what the fuck is going on Vilniui. Ne, reikia gatvėse sėdėti, taškyti ir negali ramiai pokalbę, nes reikia tipo, oi, men, tai reikia dipinti. Legalkės fucking reikia bent vienos mieste. Tai tavo nuomonė legalkė yra svarbi kaip grafiti menininkui? Aš 100% ir plus tas praktisas, taip toliau, dar kiek žmonių gali sutikti ten. Nes tai yra dar toks spotas, kur tu gali parašyti grafitiorį, tai dai susitinkam čia, gal iš interneto susipažinę ir sančiai. Varom čia susitikti ir jam bus toks, okei, čia nulis rizikos, čia meetup spotas, realiai. Artojus buvo 2-3 ypač, meetup spotas atvarai, sutiks bent 2 grafitiorus, 1 grafitiorį bent. Paišo aktyviai, Artojaus ten, Pijaus būdelį, atvarysi ten visada būdavo žmonės, always, fucking always. Ta Artojų dvasia, ta legalkė pagyvino visą judėjimą pajūryje Klaipėdoje? 100%. Įnešė savo tą pagrindinę idėją, kad atgaivinti grafitį, ar tai
pavyko, tavo nuomonė, vat, kaip iš jaunojo piešėjo akimis. Jam pavyko, ypač Klaipėda blemba. Antram žemė, čia kai Klaipėda įvyko, kur mes ten, aš iš... Reiks iš... ne. Ar minės parašiaus. Parašiau žmonėm iš Šiaulių, iš ten Venas, Zosui, tiem parašiau, tipo iš Lempos, tipo, jau, čia džiamas vyksta, Klaipėda, nori atvykti. Tai ką aš atlėkė kitą dieną iš, tai žiauriai, iš dar tie, penalty iš Vilniaus, ten pardavinė pop-up shopą daryti, tai tas, kai darydavai tos džiamas, tai žiauriai fucking fainai buvo ir tikrai. Dieve, pirmą kartą ten, atsimenu, Vanas su Akutu susitiko, tai jie ten Klaipėdą pizdakai užžydėjo, prajudino visą Klaipėdą 2-3 ten jie. Tai ne vien tik ne atkuria dvasią, bet tai ir vienyje, ne? 100%. Kultūra turbūt ne vieną galėtum prisiminti naujosios kartos, kurį pamatėjai pirmą kartą prie tos legalikės ir po to kažkada gal sutikai mieste. Man mieste aš gyvenime nesu matęs kaip paprašėjo. Ne, aš esu vieną kartą kažkokį vaiką mačiau, bet šiaip aš gyvenime nesu matęs iš Lempos kaip paprašyti. Neįmanoma. Paišymą aplamai šiomis dienomis irgi kalbėjome apie tas taisyklės. Man Pidžinas yra papasakojęs tokią vieną istoriją, kad irgi jūros šventė ir jisai girdi, kaip vaikas tiesiog be trafareto, be jokio skečo paišo ant sienos ir sako, aš jį nuvijau. Kokia tavo nuomonė apie sketch, kad prieš darant grafitį reikia būtinai profesionaliai skečinti, kad reikia daug, kaip sakoma, špargalkių darytis, kad reikia būtinai gal, jeigu ten kokį paretą darytis, jeigu tau reikia, ar manai nereikia to, kad tai yra viskas daug sureikšmintas dalykas ir nereikia to viso dalyko. Ir kaip vat, šiomis dienomis Hebra naudojas trafaretais, ar skečina, ar iškart varo ant sienos, nes kaip ir tu pats sakei, tu viską pradėjai iškart ant sienos. Tai parodo, kad tavo buvo pagrindinis užsidėjimas, tai tik po to neatėjo žinios. Tai pas visus to dabar taip yra, kad iš pradžių ant sienos pabando ir tik po to pradeda... Oi, ne, tikrai ne, ypač UGK čia paimsiu iš jų, sakė, kad kai jie pradėjo 3 metus skečino kol kažką gatvėse, tai čia labai priklauso nuo žmogaus. Aišku, už jas pirmą išmokti kažką gero, tada gatvės varyti. Tai jeigu tu gatvės nevarai, tada neišmoksti šūdų. Bet toks, jeigu tau reikia, do whatever, man tai nerūpi, aš tai asmeniškai labai retai tą darau. Tipo, jeigu ten kažką rimtesnį reikia, didesnio ten kažką suplanuoti, tada okei, mes paskečinam kiek ten 3-4, kad aš darysiu tokį, tu darai tokį. Bet šiaip tai labai retai ten aš bent skečinu ir tada varau gatvės ir žiūrėti tą skečą ir paišyti palei, tai ne. Istorija tavo, kaip sakoma, neapsiriboja tiek Lietuvos sienomis, ne? Esi vienas iš tų vienintelių, kur, nežinau, ant kiek vienintelis ir kiek daug kas tai daro, ypač jaunojo kartoje, bet yra pasižymėjęs ir teisėsaugoje, ir Latvijoje, ir Skandinavijoje, ir Londone, ir turbūt pačioje Europoje. Kuo skiriasi grafiti menas skirtingose šalyse, kuo skiriasi aplamai mąstymas tų paišytojų, vat, nuo Lietuvos paišytojų, kas vat, pačiam buvo įdomu pamatyti visame tame naujame burbule, kur vis atvažiuodavo į kažkokią naują šalį, o gal vat, kaip tik pareigūnai kitaip teisėsauga žiūrėdavo visą tai, ką vat, išsinešė iš to? Vat, kas įdomu, kiekvienoje šalyje kiekvienas turi savo stilių. Kad ir Latvija nuo Lietuvos žiauriai skiriasi stilių, ypač Liepoje yra skirtingas stilius negu Lietuvos. Tai kiekvienas turi savo stilių, Norvegija turi nesveiką anti-stylą pagrindinę, Londonas turi savo stilių. Ir Londonas, UK visas šneka šūdus apie Europą, apie mūsų anti-stylus. Tai kiekvienas turi savo stilių ir kiekvienas turi savo skirtingus taisyklių. Tai pavyzdžiui, jeigu Lietuvoje paišys ant akmenų, tau duos per galvą, tipo, what the fuck. Norvegijai paišys ant akmenų, doesn't matter. O ant būtų irgi okei, bet jeigu Londoną skrisi ant būtų paišyti, tau irgi per galvą duos, ten nifiga ne okei ant būtų paišyti. Sakoma, Visur skirtingos taisyklės, absoliučiai. O kokią įsimintiniausią istoriją išsinešė, gal su kokiu writeriu, su kuriuo susipažinai, ar aplamai kažkas buvo pačio netikėčiausio, kur, žinai, kaip
pasako užsienis grafiti ir vat kas tau iškart šauna į galvą? Ble, ant kiek UK grafitiorium narkotikas ir tai va tas, tai, ble, aš turėjau susitikti su to Juno, respektas viskas, pagarba jam. Ko, aš parašau jam, tipo, jau, dai susitinkam, sako, ble, aš esu tuo ir tuo alertu, ir ko ten, su tais kitais varvais lepsus, ble, bet čia ant tiek ketamino nusišniojam, taip toliau, bet tokie iš tų atliekščių, išpačiai, ant kiek Londone drąsiai žmonės paišo, ant narkašų, ten sako, ble, aš vakar sudaužiau ten mentą man bylą yra, bet vis du varom išpaišyti. Crazy shit like that. Atvaro ant ketamino, ant tų MDMA nusišniojęs, dar palino dūmas ir aš toks... What the fuck, taip ant kiek pajebat Londone yra, va tas ypač skirtumas yra. Ir dar kas labai įsimintina, ant kiek Bukareste ant traukinių yra išpaišyta, taip va ten... What the fuck. Ateina visas išpaišytas nuo priekio iki galo, viduje irgi visas išpaišytas, nieks nevalo. Tipo, anksčiau. Ir Lietuvoje labai buvo populiaru, dabar aišku Vilniuje galima iki šiol turbūt pamatyti traukinių, kurie yra su muralais išpaišyti tagai ir panašiai, bet kaip manai, kodėl tai nyksta Lietuvoje ant traukinių paišymas dėl sugriežtintos, o ne teisėsaugos? Jeigu nebūtų sugriežtinta teisėsauga, aš manau, kad menininkai reikštus. Šiems mes patys irgi planavom, bet tada žiūrim logistiškai čia tragiškai, ne, kai autobusus norėjom paišyti, mes supratom visą sistemą tų autobusų, bet kadangi Klaipėda yra taip, strict also, jeigu kažkas Klaipėdės nori išpaišyti autobusus, yra prie Liepų gatvės ten to autobusų stotis, varai per bėgius, šoki per tvorą, nuo 2 ir 4 valandos nakties valytojai nedirba, tai ten gali išpaišyti. Side note gali paišyti. Prieš tai yra valytojai visą parą, kur dirba, bet 2 ir 4 nakties ten pauzė yra, tai va gali paišyti. Bet jo, žiauriai apgriežtinta yra, tipo, neįmanoma dabar, jeigu išpaišysi, iki teisminiai mentai žinios visur varys. Jau nenuvaręs, kaip sakoma, iš 100. Čia žymiai daugiau, neįmanoma dabar. Pakalbėjom apie praeitį, pakalbėjom apie dabartį, o kaip įsivaizduoji ateitį šio meno? Vis tiek, daug kas sako, kad tikrasis hip-hopas kaip muzika miršta, kad grafiti tikras miršta, kai kur tikrai didžiosiuose miestuose pasaulyje tikrai jisai nemiršta, Amerika, New Yorkas, Berlynai, visi Londonai, jisai ten gyvos per amžius ir 100 metų, bet va tokie mažesnės valstybės kaip ta pati Lietuva ar su Lenkija situacija nežinau, tu gal galėtum papasakot, bet kaip įsivaizduoji ateitį grafiti Lietuvoje? Vat buvo kažkada, TB2, buvo kažkada visi mierai, vat po to atsiradai tu, atsirado oferiai, visi kiti vardai. Kas toliau, kaip tu įsivaizduoji, kaip šiame dalyke gyvenantis žmogus, kaip šitas amatas ir meno šaka vystysis toliau? Aš net neįsivaizduoju. Aš tiek manau, kaip žiūrim, kaip Klaipėda judėjo, tai yra sezoniškai. Tai pavyzdžiui, ten nuo 2008 iki 2012 labai aktyviai, tada 3 metų pauzė buvo, 2015 vėl grįžo. 3 metų pauzė atsirado, 2018 vėl truputį ten UGK judėjo, tada 5 metų pauzė, 2022 prasidėjo, tai aš manau, kad... Tai kol neatsiranda neva tokio iniciatorius kaip Tartu, pavyzdžiui, tas pats Mičinas, kuris sukūrė tą dalyką, tol ir nebūna, Turi kažkas prajudinti vis tiek. Ir aš nežinau, kaip bus po kokių 3 metų, 4 Klaipėdoje, aš dabar pastebiu, vis tiek Klaipėdoje yra ten naujų vardų. Dino naujas, Lempinis naujas, ant prieš metus pradėjo paišyti normaliai juda. Tai aš manau, kad sezoniškai vis tiek grįžta tas grafas, ypač kai Boston'o čia žiauriai Klaipėda, ypač prieš Jurkę. O tas ir žiemą ypač grįžta grafas, prieš Jurkę viską nuvalo, tada vėl žiemą ateina ir tai palaipsniui viskas keičiasi. Tai tas protestas, jisai, manai, kad ta šaka kaip grafiti neišliks, ne? Aš manau, kad grįš jo, bet aš manau, kad tai palaipsniui, bent Klaipėda tai biškai varo žemyn. Pavyzdžiui, ten 2-2 crazy piecai, tada gal 2-15 biškai leviau ir dabar mažiau tų piecų, dabar daugiau, nes tos kameros ten... Jo, tipo nebėra ten ant tiek aukštos kokybės kaip seniau, vis tiek sumažėjo.
kiek mentai ten žiūri, tai toliau vis tiek reikia visą greičiau, nelabai ten gali ten drąsiai varyti, manau, kaip seniau, nes mentai šikmas yra. Pabaigiant, ką išsineši per šitos 4 metus, ką supratai, su kokiu tikslu atėjai, vat, pabėgti iš to gyvenimo vieno į kitą, ar pavyko tau tai? Ar kažką išsineši gero, ar tik blogi atsiminimai, ar naujas pažintis? Kokią vat galėtum išvadą padaryti per vat, tos 4 metus aktyvaus grafiti piešimo? Pasakyti tie, kurie vat, gal norėtų užsiimti, ar verta pradėti iš vis verti šitą reikalą, ar... Čia tas pats, kaip tas, kuris rūko, sako tau nepradėtų. Fucking tu nepradėk paišyti. Kur, nepradėk, tiek problemų atsiras tau gyvenime, neverta, kai yra, bet kas yra tas, kad man padėjo asmeniniam gyvenimui, tam kaip galima, pirmam gyvenimui pasitikėjimą savo duoti, nes tas tik po 4 metus, ką aš atsimenu, pirmi skečai chuinek buvo, dabar žiūri toks 4 ir tu gali kažką sukurti. Taip, pasitikėjimas savo atsiranda. Jo yra to juodo balto, tikrai daugiau juodo negu balto. Dingti iš gyvenimo nepadeda, tai yra temporariai, tu atvarai, papaišai, grįžti vėl į gyvenimą. Tai nesveika priklausomybė, bet ir įdomu, kaip persišviečia tas visas paišymas į kitas gyvenimo dalis. Labai lengva vizualizuoti yra, kaip padaryti dalyką. Kažkaip labai įdomi, aš dabar tiksliai nežinau, kaip pasakyti. Bet tikrai ir teigiamų dalykų išneši iš to. Teigiamų dalykų, jo. Ir kad spalvų Kažką norėtum dar linkėjimus vat, perduoti, ar kažką dar vat, pasakyti galė savai hebrai, ar vat... Jo, Saukas, respektas Saukui, Akutui, Slekai, žinau, kad suspykom, bet respektas tau, labai smagus laikai, keliaut kartu buvo. Permskas, respektas Serkas, Mekas, Aporas, jeigu žiūrės abejoju, iš Latvijos, Junau iš Londono, Getas iš Norvegijos, Maudas iš Rumunijos ir Opera 2 iš Suomijos, va tiem respektas ypač, tiem visiems. Ir Hingų, Čionui. Sean Mamsas iš Cambridge'o ir respektas jam irgi žiūri. Kosminio dydžio šiukšlynas, iš žiūrkės darbo įmas, problemas buitinės, su broliais nedalinas, naktį raidį degalinės, tu mėgoti negalinės, retai per daug nuširdus jūsų širdis akmeninės. Kosminio dydžio šiukšlynas, iš žiūrkės darbo įmas, problemas buitinės, su broliais nedalinas, naktį raidį degalinės, tu mėgoti negalinės, retai per daug nuširdus jūsų širdis akmeninės.